Gaunam, va čia ir yra ta akimirka, kai susitikimas, va toj šventė ir nusišypsi, sakykime, žmogui iš tikrųjų. Tu paskui į gatvį sutikęs, tu va prisiminęs, nes tu buvai va tau žaviojo aplinkoj, buvai iš tikrųjų, kur kiekvienas įdėjo savo darbą, parapietis, nuo mažiausio iki didžiausio. Tu po mėnesio sutinki tą patį žmogų gatvį, tu nusišypsai, nes buvo gera. Tai, kad ne vien žmonės ateitų į bažnyčią, gražiai, pamaldžiai, susikaupę, rimtai pasimelstų, bet kad iš tiesų galėtume išgyventi bendrystę. Ko gero mums visiems kažkiek tai trūksta, visi skuba žmonės į savo namus, į savo butus, turi savo rūpesčių reikalų. O būtent šita šventė ir skirta tam, kad žmonės tikrai išmoktų švęsti bendrystėje. Spalvotų šypsenų šventėje tau labiausiai patiko? Pyragai. Pyragai? Dabar studijuoju. Jau 4 metai, kaip aš čia esu ir aš dar noriu čia būti. Aš buvau jau 2 metus. Man patiko. Rugsėjo 4 dieną, būtent čia Reinės aikštėje, kviečiame į spalvotųjų šypsenų šventę. 1, 2. Ateik į šypsenų šventę, juk tai nieko nekainuoja.